Čia ir dabar, visi irgi daug labai yra, sakom, čia ir dabar, čia ir dabar, čia ir dabar. Kas tai yra? Čia ir dabar yra labai paprasta. Kai tu neprisiriši prie praeities ir dar negyveni ateityje. Nes praeitis, atsitiko kažkoks įvykis ir ką mes darom? Mes sėdim ir galvojam, galėjo būti geriau. Arba tas žmogus neteisingai pasielgė. Tas žmogus neteisingai pasakė. Jis padarė ne taip, kaip aš tikėjausi. Jis mane įžeidė. Ir tu sėdi tokiu skylėjai ir galvoji, kaip čia viskas blogai. Ir nesvarbu, kad buvo 10 gerų dalykų, vienas blogas, bet vis tiek tu galvoji, kaip čia viskas blogai. Ne, gyvenimas yra blogas, nes nevyksta taip. Tai tu čia galvoji apie praeitį. Kas yra ateitis? Ateitis, tu galvoji, kuri planus, kaip viskas turėtų būti. Bet kiek tu be kur planų, kaip viskas turi būti, kaip nesigauna. Arba gaunasi, arba ne. Tai nuo ko tai priklauso? Jeigu tai priklausytų nuo manęs, tai gautųsi viskas 100% taip, kaip aš sukūriau. Bet kas įdomiausia, kad taip, kaip tu sukūri, ne visada yra geriausia tau pačiam. Žmonės nori maksimaliai susikurti, maksimalų komfortą ir kartais nesigauna taip. Tai tavo protas nukeliauja kažkur, tu pats sėdi kažkur ateityje ir sakai, kai aš padarysiu, kai aš baigsiu mokslus, būsiu laimingas, kai susirasiu darbą, būsiu laimingas, kai turėsiu kur gyventi, būsiu laimingas, kai užgims vaikai, būsiu laimingas, kai užaugs vaikai, būsiu laimingas, kai bus anūkai, būsiu laimingas, o po to jau nebelieka laiko, nes jau tada sveikatos nebėra. Tai čia yra apie ateitį. Tai kas belieka? Prie praeities prisirišti nėra prasmės, nes jinai jau vyko, nieko negali padaryti. Gali tik tai kažkaip reaguoti, bet koks skirtumas. Neskambinsi dabar po kažkiek laiko ir neaiškinsi žmogui, kad viskas galėjo įvykti kitaip, nes jau per vėlu. O ateities dar nėra. Tai nereiškia, kad tu sėdi apatiškas. Tu esi kaip tik labai kūrybingas, tu daug gali sukurti įvairių dalykų ir tu kuri, visą laiką kuri, nauji projektai, nauji idėjai. Bet koks jau bus rezultatas, tai prie savęs neprisiriši. Padarėjai 100% tai, ką gali ir atsipalaiduoja. O mes, kaip žmonės, mėgstam padaryti 100%, po to dar dadėti 20% ir po to, jeigu nepavyksta, sėdėti depresijoje. Nes aš įdėjau tiek pastangų ir nesigavo. Nesigavo. Nebūtinai turi gautis. Yra pamokos, kurios ateina pas žmogų tam, kad jį pakilėtų į kitą lygį. Neišsprendai užduoties čia, dabar, išspręsi galbūt ją vėliau. Bet tai nereikia dėl to pergyventi. Ir tokiu būdu tu grįžti į šitą momentą, arba bent jau bandai į čia sugrįžti. Ir jeigu tu sugrįžti, supranti, kad daug paprasčiau viskas yra. Ir tai sukuria entuziazmą. Tu tampi kūrybingas. Nes tu neprisiriši. Darai. Gavosi, nesigavo. Vis tiek darai. Nesigavo 3 kartus. Pakeiti kažką, pareguliuoji, pasimokini, gauni pamokas, vėl kažką darai. Tai yra entuziazmas. Ir tada tampa įdomu gyventi. Čia ir dabar. Mano istorija yra paprasta, kaip ir daugelis žmonių istorija. Man gyvenime pasisekė taip, kad aš labai daug dalykų padariau pakankamai greitai. Man taip išėjo, kad aš daug darbų turėjau, įvairiausių darbų, daug visur dirbau ir įmonėse, ir naktiniuose darbuose. Daug visko teko kažkaip per gyvenimą patirti. Ir šeima greitai atsirado, visa kita. Tai vienu žodžiu, gavosi taip, kad tu atsikeli vieną gražą dieną, čia tas vadinamas sąmonės šuolis, tu atsikeli ir supranti, kad taip ir gyvensi visą gyvenimą. Kad tu turi taip gyventi, nes taip visi gyvena. Tu eini darbą, aš galvodavau, man vis tas būdavo pastebėjimas, kad aš vis susimaišydavau, kokia šiandien diena, antradienis ar ketvirtadienis. Nes tu kiekvieną antradienį darai tą patį, ką darai ketvirtadienį ir baigėsi to, kad tu jau nebesusimaišai ten. Savaitę skaičiuodavai pagal tokius kriterijus, kaip kad kiekvieną trečiadienį yra susirinkimas, pavyzdžiui. Tai tu ateini į darbą ir galvoji, trečiadienis susirinkimas, tą turi daryti taip, o ten dar aišku ateisi kažkokį susirinkimą, kas nors bus nepatenkintas ir sakys, tu privalai geriau dirbti. Tu sakys, aš nebegaliu geriau dirbti, nes jau viskas, ir taip dirbau po 10 valandų per dieną ir tau sako,
Tu geri, kaip tu, labai šaunu, kad tu tiek dirbi, bet privalai geriau dirbti. Ir toksai rinkinys tokių vairiausių situacijų mane privedė prie to, kad aš galvoju, tai čia taip ir bus visą gyvenimą. Ir aš tada pradėjau ieškoti atsakymų. Aš ieškojau per įvairiausias knygas, prisiskaičiau knygų, tenai pozityvus mąstymas, kaip greitai uždirbti ten kokį milijoną. Aš pagalvojau, nieko savo, kaip čia pasaulyje tiek žmonių gyvena ir visi, jeigu dabar paskaitytų tas knygas, jie uždirbtų daug tų pinigų ir viskas būtų, atrodo, labai paprasta, bet taip nevyksta kažkodėl. Tada kita dalis žmonių parašo apie tai, kodėl tai nevyksta. Tada tu perskaitai, ko aš noriu būti, kodėl taip nevyksta, ką reikia padaryti ir baigėsi to, kad niekas nesigauna. Tai aš pagalvoju, tai klausykit, tai čia kažkur yra esmė, tai tada reikia prie to prieiti. Tačiau, kas įdomiausia, aš savo gyvenime patikrinau tą pozityvų mąstymą, kad tikėk tuo, ką tu darai ir galėsi iš to gyventi. Aš taip ir pagalvoju, nieko savo. Man visi sakė, niekada netidarinėk jogos centro, nes tu neišgyvensi. Aš kai pradėjau gongais groti, tai išvis žmonės galvoja, kuo aš čia groju, ką aš veikiu, kam visą to reikia, kur tu čia darai, eik, dirb, pardavinėk, ten, žinai, ir gerai gyvensi. Ir tai pagalvoju, lyg tai aš visada galiu eiti kažką daryti, pardavinėti, ten, nupirkti iš ten daiktą, parduoti ten, parduoti paslaugą, kažkam įkalbėti kažkur. Visą tą gyvenimą aš galiu daryti bet kada, bet aš norėjau savo gyvenime pabandyti daryti tai, kas man atrodo yra naudinga žmonėms, kas reikalinga žmonėms. Todėl aš ir perėjau tuos ir gyvenimo meno kursus, ir rytų technikas panaudojau ir pažiūrėjau, kaip veikia visą tai man. Veikia ar neveikia. Ir aš kai buvau savo gyvenimo tam tikroj dalyje įėjęs į vadinamą ilgalaikį stresą, bet aš to nežinojau. Ir aš noriu pasakyti ir lygiai taip pat žmonėms, kurie atsikelia ryte ir jaučiasi pavargę, kurie negali gyventi be kavos, kurie negali susitvarkyti savo maisto, nes, atrodo, aš noriu mažiau valgyti, bet negaliu, arba noriu valgyti mažiau saldumynų, bet negaliu. Čia ypač moteriams labai aktualu, todėl kad jūs negali, todėl kad trūksta emocijų, trūksta gyvenimo tokio žaidimo, trūksta kažkokios patirties ir tu viso to negauni, nes tu darai tai, kas tau nepatinka, pavyzdžiui. Jeigu tu darai viską, kas patinka, tai viskas tvarkoja. Žmonės, kurie gyvena taip, kaip jie nori, viskas yra gerai. Tegul jie taip ir gyvena. Tačiau kiek tokių yra? Ir kai tu, pavyzdžiui, pradedi keistis ir daryti tai, kas tau gyvenime patinka, daryti praktiškai, tavo draugai ateina ir pasako, kad tu esi kvailys, kad tu esi sektantas, kad taip gyventi nerekomenduojama šitais laikais. Tai čia viskas gerai, jeigu draugai, bet jeigu tavo, pavyzdžiui, vyras arba žmona tai pasako, ką tu čia darai? Buvai žmogus kaip žmogus, o dabar pasikeitei. Ir pagalvoju, klausyk, tai aš taip noriu gyventi, taip kaip man atrodo yra teisinga, tu gyvenk taip, kaip tau yra teisinga. Va čia ir prasideda linksmoji dalis. Tada susikuria konfliktas ir mes gyvenam dažnai tokiam ilgalaikiam konflikte, nes jis negali išsispręsti greitai. Ir gyveni, papuolė tai vadinamą tą ilgalaikį stresą. Ir kaip iš to išeiti? Tu negali iš to išeiti, nes nežinai. Vieni žmonės išgeria arba įeina į pastovų išgerinėjimą, kiti dar kažką daro. Bet yra technikos, kurios gali paimti tau ir padėti. Tu gali išvis mažai ką daryti, bet labai savo padėti šitoje vietoje. Ir tada ateina ta ramybė, kuri tau reikalinga. Gyvenk paprastą, natūralų, laimingą gyvenimą. Ir viskas. Viskas daug paprasčiau atrodo. Gyvenk paprastai, ateini, būk laimingas, daryk tai, kas tau patinka, važiuok keliauti. Kartais ta kova šitam pasaulyje, jinai pasideda pas mus viduje. Mes jeigu taip gilinantis labiau, tai mes jau viduje sudėti taip, kad mes kovoje gyventume, nes pas mus kūnas yra sudėtas, tai tarkim, dalis yra kieto, dalis yra minkšto, dalis yra oro viduje, visą laiką kažkas verda mumise. Visas pasaulis toks yra, kad visi žmonės elgiasi ne taip, kaip tu nori. Sutik bet kurį žmogų, pasakyk bet kokią istoriją, jisai turės savo kažkokią keistą nuomonę į tai.
Tu nusipirki vieną mašiną, tavo kaimynas pasako, sako, tu esi kvailys, nu ką tu nusipirkai, nu kam tu reikalinga tokia mašina. Taigi tu pagalvok, tau reikia daug geresnės arba tau pigesnės, žinai. Tu bet ką gali daryti, tu statai namą, ateina tavo koks nors, pavyzdžiui, mama gali ateiti ir pasakyti, šio namo stogas yra kreivas, jis netoks turi būti, aš žinau. Arba kalbinant apie vaikų auklėjimą, visi viską žino. Tik kaip nesigauna, tai nesigauna. Atrodo, visi turi žmonės nuomonę savo ir tu gyveni savo kitų žmonių nuomonėse. O kaip tau atrodo, tai šis net pamiršti apie save. Todėl reikia sustoti, pagalvok, kaip yra iš tikrųjų. O kaip tu nori? Ar tu gyveni savo gyvenimą, ar tu gyveni kitų žmonių gyvenimą, ar tu gyveni galbūt net valstybės gyvenimą arba kitos valstybės gyvenimą. Kaip yra viskas iš tikrųjų. Tai tam reikia sustoti, tam reikia atsipalaiduoti, kad atrastum erdvės apmąstymai, kaip čia yra iš tikrųjų. Todėl ir visos tos naudojamos technikos, pavyzdžiui, kvėpavimo technikos, atsipalaidavimas su gongais, su dubenimis, meditacijos, jos įveda žmogų į visai kitą būseną. Ir kai man žmonės sako, nes tai aš jau praktikas, jau daug metų tai darau, man žmonės sako, žinai, tapau ramesnis. Tai po kurio laiko aš klausiu, kaip kiti žmonės reaguoja. Jie sako, jie taip keistai reaguoja į mane, nes aš tapau ramesnis. Sako, aš pavyzdžiui, tarkim, leidžiu savo neiti parūkyti su kolegomis. Tai dabar jie galvoja, kas su manimi negerai. Tu visą laiką ilgėsi, dabar pasikeiti. Jie rūpinasi sveikata, o būna netgi žmonės ateina ir pasakoja man tokias istorijas, kad man pasakoja, kad aš tau duodu pinigų, ištrauk žmogų iš tenai, ištrauk iš to, kad jisai jaučiasi laimingas. Man užduoda klausimą, sako, kad žmogus medituoja, viena moteris sako, mano draugė medituoja ir jinai pradėjo šypsotis, visada gera nuotaika, visa kita, kas su ja negerai? Toks klausimas užduoda, tai aš sakau, taigi viskas gerai, tai žmogus gyvena taip, kaip nori, jisai pameditavo, atsipalaidavo, eina tenai kažką daryti. Tai tada, kaip yra iš tikrųjų? Ar kai tu jautiesi nuliūdęs, piktas ir pavargęs, tai yra normalu, ar yra atvirkščiai? Tai aš visada skatinu ir tie žmonės, kurie yra aplink mane, aš juos pastumiu, sakau, pagalvok, pasižiūrėk, pasikeisk, pamąstyk apie savo gyvenimą, aš neaiškinu, ką ten turi, kaip tu turi, ką valgyti, nevalgyti, čia yra tavo reikalas. Bet pagalvok apie tai. Tam yra galva. Joje kartais kažkas vyksta. Ne pas visus, bet vyksta kartais. Tai galima tą procesą užauginti įdomesnę. Irgi reikia kartais sustoti, atsipalaiduoti. Ir visos tos rytų technikos, jos apie ką šneka? Apie atsipalaidavimą, apie meditaciją, apie išmintį, apie buvimą čia ir dabar, apie entuziazmą, apie norą daryti tai, kas tau patinka šitam gyvenime. Tai norint visą tai daryti, reikia atsipalaiduoti. Todėl tą ir darom, atsipalaiduojam. Ir ką aš darau, man gerai gaunasi, aš atpalaiduoju žmonės. Aš patenkintas, man patinka. Ateina žmonės, atėjo 30 žmonių, atsipalaidavo, išėjo, viskas. Tai ko man daugiau reikia? Jie atsipalaidavo, jis atsipalaidavo, atėjo kažkur į darbą, jis jaučiasi paprašiau. Kitas žmogus jį pasižiūrėjo, sako, jeigu tu toks, tai ir aš toks būsiu šiandieną, žinai. Aš kažką gero duosiu galbūt. Ir taip ir keliaujam. Ir jeigu mes visi gyventume taip, tai mūsų visų pasaulio šiek tiek pasikeistų. Aš kartais užduodu žmonėms kvailus klausimus, kurie pyksta ant manęs. Aš sakau, pavyzdžiui, tu geri, o kodėl? Žmonės sako, kvailas klausimas. Ir protingas, ir kvailas vienu metu. Aš jau uždaviau savaitgalį, sako, ir protingas, ir kvailas vienu metu. Protingas todėl, kad neturiu atsakymo, o kvailas todėl, kad man atrodo taip yra teisinga, pavyzdžiui. Tai sakau, tu atsipalaiduok, pagulėk, pagalvok apie tai, pasižiūrėk, kaip pas tave viduje kas vyksta, kas tavo smegeniniai vyksta, kaip juda protas, kas per mintis ateina, kuris skatina tą padaryti. Ir galbūt ateis toks laikas, kad tu pradėsi elgtis ne taip, kad kažkoks impulsas tau liepia, atėjo į galvą kažkoks žmogeliukas ir liepia tai padaryti. Gal tu pats nuspręsi, kaip tu nori padaryti. Ar tu nori tą daryti, ar nenori tą daryti. Bet tą jungia atsipalaidavimas.
Pats žmogus turi atsipalaiduoti tam, kad jisai priimtų tinkamą sprendimą. Nes jeigu tu esi didžiuliam stresė, tu nepriimsi tinkamo sprendimo, nes protas sukuria problemas ir protas bando jas išspręsti. Tačiau jeigu pailsi, tada atsiveria intuicija, širdis, jinai gali išspręsti. Ir čia yra naudinga, nes žmonės gauna praktinę naudą. Stipri praktinė nauda tame, kad ir patys žmonės tą patį sako. Sako, aš kai atsipalaiduoju, kaip kas atsipalaiduoja, bet kai atsipalaiduoju, ateina geros mintis, ateina sprendimai. Nes mes kartais sėdėdami gal mąstom tas vadinamas smegenų kova. Mes mąstom ir neteina geras sprendimas. Bet kai žmogus guli vonioje, tai kas ten Einšteinas berods gulėjo, jis ten jam burbuliukai būdavo. Ir jisai tuomet išspręsdavo didžiausias lygtis. Todėl, kad tu kitoj būsenoj, tavo intuicija atsiveria. Atsiranda sprendimas ne iš proto, bet iš kažko daugiau. Ir tas sprendimas, kaip taisyklė, būna teisingas. Kiekvienas žmogus tą pajaučia. Visada taip yra, kad visada tu ieškai sprendimo, ateina mintis ir tada įsijungia logika. Taip, ne, sako, važiuoju su mašina. Reikia suk dešinė, nes bus greičiau. Ir tada logika įsijungia. Ne, gal nereikia, gal bus kamštis ir tada viskas. Tai užtat atsipalaidavimas juda link to, kad mes pradedam pakeičiam tą būseną ir iš ten ateina įvairūs geri sprendimai. Aš savo gyvenime lygiai taip pat padariau, kad visi geri sprendimai atėjo per meditaciją. Įsivaizduoju, tu bijai, užsimerki ir matai, kaip tu bijai. Tu bijai, pavyzdžiui, atidarinėti kažkokią savo veiklą. Tu bijai, natūraliai bijai, tai yra žiauru, nes tu bijai, nes tu investuoji pinigus, tu kitą dieną gali juos prarasti ir po to neaišku, kaip bus toliau. Tu bijai gyventi rytoj, nes tai yra nerimas, kas bus rytoj. Aš 50 metų pragyvenau, visą laiką turėjau ką valgyti, bet rytoj tai tikriausiai nebeturėsiu. Taip žmonės galvoja. Tai palauk, tu užsimerk ir stebėk, kas vyksta galvoje. Kaip čia yra iš tikrųjų. Ar tikrai tu bijai? Gal tu tik tai tau atrodo, kad tu bijai. Vis tiek gyvenimas vyksta, visada kažkas tavim pasirūpina. Nėra taip, kad žmonės pas mus tenai badautų, neturėtų ko valgyti, kad jie turėtų didžiulės problemas. Yra labai daug problemų. Bet tu atsipalaiduok, pasėdėk, pažiūrėk, kokios pas tave problemos. Ką jos sukelia, kaip tai galima išspręsti. O mes reaguojam, visą laiką blaškomės, taip. Tam reikia atsisėsti, atsigulti, atsipalaiduoti. Todėl ir ta technika reikalinga. O atsipalaidavimas per garsą labai efektyvu. Dabar atėjo toks metas, kad atsiranda labai daug naujų instrumentų, naujų muzikos garsų. Visam pasaulyje atsikuria. Atsiranda tie gongai, kurie buvo užmiršti tūkstančius metų, tam, kad per garsą žmogus labai staigiai atsipalaiduoja. Tas įvyksta labai greitai. Nereikia ruoštis. Mes negyvenam tais laikais, kaip turėdavom labai daug laiko, bet kam ten. Galėdavom medituoti po 10 valandų per dieną ir nieko, nes visko to užteko. Dabar nėra kada. Reikia efektyvumo ir todėl ateina tos technikos, kurios yra labai efektyvios. Kvėpavimo technikos, atsipalaidavimas, meditacija, tai yra labai stipru. Ir tai yra šiuolaikiška. Visas pasaulis pripažįsta, pasaulinė sveikatos asociacija pripažįsta, kad joga yra, pavyzdžiui, naudinga, kad kitos rytų technikos yra naudingos ir pozityvų ir tai yra sveika žmonėms. Pasaulis tą pripažino, tai gal mums užduotis yra paimta ir panaudoti. Atsipalaidavimo nauda yra kiekvienam žmogui matoma tuo, kad kuomet esu atsipalaidavęs, kaip aš atrodau. Pavyzdžiui, moteris, kuomet jinai atsipalaiduoja, jinai pradeda šviesti. Ir jeigu yra, tarkim, vyras pamatęs moterį, kurios akys žiba, kuri yra atsipalaidavusi, kuri šypsosi, kuri tiesiog yra laiminga, jisai nori su ją būti. Niekas nenori būti su žmogum, kuris sėdi strese, kuris visą laiką kalba apie problemas. Todėl atsipalaidavimas veda link to, kad moteris vėl tampa moterim.
jinai tampa kaip gėlė, kaip jinai šviečia, jinai tampa laiminga, jinai yra atsipalaidavusi. Ir visas gyvenimas tai atrodo fantastika. Ir jei tie vyrai yra gražus, ir vyrams jos yra gražios. Ir tokia moteris yra visiems labai reikalinga. O tarkim, vyram kalbant, kas yra atsipalaidavimas? Vyram atsipalaidavimas svarbus tuo, kad jie gali efektyviai kurti naujus projektus, naujus tikslus. Kūnas veikia labai gerai, nes nėra jame streso, nėra purškiami tie vadinami streso hormonai. Jis tampa stipresnis ir fiziškai, ir dvasiškai. Ir moteris, kuri pamato vyrą, kuris yra stiprus vidumi, kuris nebijo eiti šiais gyvenimo iššūkiais, jinai žino, kad jisai eidamas šito gyvenimu pasiims ją kartu ir jie eis dviese. Ir tai bus kelionė, kurioje nėra baimės, kurioje yra daug kūrybos ir kur jie gali eiti kartu. Ir moteriams tas labai patinka. Aš galiu pasakyti apskritai, kuomet žmonės atsipalaiduoja, būdami vienas su kitu, tuomet atsipalaiduoja ir jų šeimos nariai, ir net vaikai. Jeigu vaikai pamato, kad jų tėvai bendrauja vienas su kitu ne kažkokiam sudėtingam ritme, ne kažkokiai įtampoj, o atsipalaidavę, kūrybiškai, su šypsena, jeigu vaikai mato, kad jų tėvai apsikabina, būna vienas su kitu ir bendrauja, tada pas vaikus labai daug dingsta irgi įtampos, nurimsta jų protas, jie atsipalaiduoja, pas juos netgi irgi kūnas sustiprėja, jie pradeda geriau mokytis. Čia tokie yra nematomi dalykai, kurie įtakoja labai galingai mūsų gyvenimą. Todėl moterims, kartais netgi moteris klausia moteris, kas ten pasikeitė? Tenai, nes pasikeičia, moteris kai pasikeičia, pas ją viskas pradeda žydėti gyvenime. Jis tiesiog traukia tas gerasias energijas, tas viskas tiesiog spindi iš jos. Aš sutinku tokių moterų, kurių akiai žiba, ir kai jų akiai žiba, ten vyrai net ieško, sako, kur ta mano moteris, kurios akiai žiba, aš noriu su ja būti. O vyram lygiai taip pat. Todėl praktinė nauda apskritai atsipalaidavimo yra įvairiuose lygiuose, tiek su savimi, tiek dirbant darbus, įvairiausius gyvenimo darbus, tiek santykiuose. Su aplinka, su sutuoktiniais, šeimos nariais. Nes kai tik tai visa šeima atsipalaidavusi, mes kartais matom, ir tai yra labai gražus pavyzdžiai, kai yra šeima, kurie bendrauja, ir kurie yra tiesiog atsipalaidavę, kurie eina kažkur bendrauja, kalba, šnekasi. Jie tiesiog šviečia, jie yra laimingi žmonės. Tai yra labai gražu. Ir lygiai taip pat būna, kai žmonės kažko sunerimę, tokia sudėtinga galbūt kažkokia gyvenimo situacija, jie tarsi užsidaro savyje. Ir tarp jų nevyksta toks gražus energetinis srautas. Todėl tai yra svarbu kiekvienam žmogui tą turėti. Tai yra naudinga.